Lietuvos nacionalinė krepšinio rinktinė šiuo metu stovyklaujanti Palangoje po pradinio fizinio parengimo treniruočių ciklo šeštadienį pirmą kartą surengė treniruotę salėje naujoje Palangos arenoje. Be abejonės išsiilgę, be abejonės po savo klubų ne tik, kad kažkiek primiršė, bet aišku, daug kur buvo ir kitokios koncepcijos. Noro daug, dar pasakyti, kad kokybės daug negaliu, bet tai yra pradžia ir normalu. Vyksta darbas. Po fizinio rengimo treniruočių lauke, kurios buvo labai sunkios grįžti į salę. Aišku, čia irgi nebuvo lengva, bet vis tiek su kamuoliu pabėgiojom, kažką pažaidėm, be taktikos, bet vis tiek krepšinio elementai pasiilgiau esam ir smagu buvo. Rankos dar sunkios, po tų sunkesnių treniruočių jaučiasi, kad dar kondicija tikrai ne ta. Tikrai taip, nes čia ir kamuoliai, ir lankų neliesdavo, ir jautus krisdavo, taip kad dar pirmą treniruotę visą laiką tokia būna, bet čia normalu. Treneris šiandien labiau akcentavo būtent puolamuosius veiksmus? Daugiau taip, bet tas puolamieji veiksmai tai buvo toks laisvas žaidimas. Prieš treniruotę mūsų rinktinė išsirinko kapitoną, juo tapo Mantas Kalnietis, kuris tikino, jog jam tai kiek netikėta. Iki šiol kapitono pareigas ėjo Robertas Javtokas, kurio komandoje šį kartą nebus. Netikėta buvo keli pretendentai, mane išrinko, aišku, tai kartu ir džiaugiuosi, nes tai didelis įvertinimas, bet ir didelė atsakomybė, taip kad nežinau, dar nespėjau susigyventi su to. Lietuvos rinktinės vairininko Jono Kozlausko nuomonė, pasiruošimas artėjančiam čempionatui Ispanijoje vyksta sklandžiai ir pagal planą, o kuo toliau, tuo didesnis dėmesys bus skiriamas būtent krepšiniui. Šiandien labiau buvo akcentuojami būtent puolamieji veiksmai. Taip, turėjome kai ką prisiminti, ką mes reikalaujame iš pick and rollų, ką mes reikalaujame iš automatinio judėjimo ir taip toliau. Rytoj jau veisim kai kurios gynybos pagrindus ir taip žingsnis po žingsnio. Mes jau krepšininkai, mes negalim vien užsiminėti fizinių pasirengimų. Kaip ta pirmoji savaitė apskritai, kokia buvo? Kaip visą laiką, nieko nesiskirianti fizinio pasirengimo treniruotės stadione su tokiais neįprastais prietaisais ir įrenginiais, dirbti tam fiziniam bendram, krūvį gauti ir nežinau, viskas buvo kaip ir neblogai, gal šiek tiek daugiau gavom krūvį, ne dėl krūvio, bet dėl karščio buvo šiek tiek sunkiau, bet viskas normaliai.